Tai kiekvienas turbūt šeimos narys turi po kuprinę paruoštą? Taip. Turi ir senokai, tai juokiamės, dukros tai ir su manim vis važinėja, tai dukra jau juokėsi, kada paldėsi į vietą, tai čia jos krepšys ir čia prieš po pandemijos gal susizgribom, kad tiesiog rūbai buvo jau iššaukti, tai va, vaikas auga, reikia karts nuo karto peržiūrėti. Kas netelpa į jos, eina į žmonos kuprinę, nes jau mūsų plane, kad aš pasirūpinu iki tam tikro momento šeima, paskui jau jie be manęs turės sukti su kažkuom. Aš jau eisiu daryti kitų reikalų. Tai užtat visi daiktai pradubliuoti, visi turi, net jeigu dukra lieka viena, ji vis tiek čia turi pagrindinių priemonių ir mano jau darbas karts nuo karto, kad įgūdžiai neprarastų įgūdžių, pasikartot. Tai reiškia, kaip ugnį įskelt, tai su skiltuvu ką nori jau įdeginėja, faktiškai mazgus mokėtų, būstą prisimint, maistą pasigamint. Tai aš galvoju, tokios situacijos krepšiai, vaikam ir panašiai, vis tiek turbūt kartais reikia nuprieiti prie tų dalykų, jiem papasakot, paaiškinti ir panašiai, kaip tą padaryti, pastovyklaut? Paprasčiausias būdas jo. Pasidaryti, net jeigu gana prabangus išvykimas į gamtą su automobiliu, nelabai ką nešamės, bet tą pačią palapinę statom, o ne iš tentų kažką montuojam, bet gal šalimais būkti nuo lietaus, pasistatykim ten daiktam uždengti kažkokią tai priedangą. Jau vaikai mato, kaip kas, ir jie atgamins kritiniai situacijai. Vieną kitą mazgą pamokyti, daug nebūtina, bet kai išmokini, dukrą nuo 6 metų pabandžiau, net, kai sakau, gyvą šeiminę eksperimentą. Ir tai, kas išmokta 6, jau ir 10 prisimena, nes karts nuo karto mechaniką tą pačią naudoja ir ji jau pradeda įsidėmėti. Pavadinimus užmiršta, bet ji mazgą prisimena. Ir va tokie, tai prie laužo, tai kurkim grilį, tai netradiciškai šašlyko ten padėklą susiformuokim ten virš laužo ten. Ir va po truputį atsiranda įgūdis ir viliesi, kad tada tas vaikas nepasimes ir gyvenime, nebūtinai karo atveju. Tai ir streso nepatirs. Tai lyg žaidimo dalis šiokia tokia. Ir kiti šeimos nariai karts nuo karto mato, kaip tu tą darai, nes neužtenka turėti, reikia išbandyti tuos daiktus. Man įstrigo vienas jūsų dabar paminėjimas, kad esat paruošęs kuprinę savo, žmonai, dukrai, žodžiu visai šeimynai, ir yra toliau numatyta, kad jūsų nebus, kad jos kartu turės išgyventi. Kodėl taip numatyta? Aš vykdau kario priesaiką, o jie vieną kartą ir visam iki kol kvėpuoja, ar neduota. Tai reiškia, mano darbas bus, kai tik galėsiu grįžti ir kenkt priešui visom prasmėm. Tai kur reikės ir kaip reikės. Tai pagal įstatymą aš turėčiau prisistatyti karo prievolės centrą, bet kokį, ir jau jie spręstų, kur nukreipti. Ar su kastuvu, kas apkasa, ar man eiti į štabą, ar eiti šaudyti, gaudyti ir panašiai. Jau jie spręs, aš negaliu čia ką nors keisti. Bet dabar komendatūriniai padaliniai nusimato, kad bus kuriami, tai ten iš dalies irgi turi idėją, kad parengtoje rezervo karius nukreipti, nes jau jie turi tam tikrą parengtumą, bet vyresnio amžiaus jau kariai. Tai gal ten išeksploatuos, gal mokymo prasme reikės, nes Ukraina irgi sako, ruoškit instruktorius. Jie patyrė badą. Ateina norinčių arba ten mobilizuoja, nėra kas mokina. Tai ruošti instruktorius, viena iš mano kvalifikacijų, tiesiog karinės pedagogikos kursai, paruošti instruktorius. Tai Šaulių sąjunga tą daro po truputį ir su jais dirbam, bet visur kitur, kaip ir kariuomenė pati save aprūpina jais, turi trūkumą. Tai va, žodžiu. Bet čia ne tik pasiruošti, galvoju, bet ir psichologiškai šeimą turit nuteikti, kad jie supras, jog jums reikės tiesiog išeiti ir jie turės sutvarkyti patys, jūs būsit paruošęs maksimaliai. Iš tikrųjų pakankamai stipriai skamba. Kito kelio nėra, nes mes per daug nešnekam, kai sakyt, pati geopolitika, karas tas privertė visus įkristi į tą terpę. Mes kaip kariai tuo gyvenom, kas pasirinkom tą kelią, bet kai jie jau mato, kad čia ne mano tik prisiminimai kažkokie, pomėgiai, o tai vertinga,
tampa atidesni ir tada dar labiau supranta, tai mano kokia paskirtis, aš karys. Ir man reikia ar pagal savo įsitikinimą, ar pagal ten įstatymą, bet reikės eit gint valstybės. Vienaip ar kitaip. Ir tada šeima turi suprasti, taip, mano tokia pareiga. Ir jau čia nebebus, kad, mes patostogausim kartu, kol ten aprims viskas. Ne, mano darbas padėti jums apsisaugot, kiek tai įmanoma, o paskui grįž daryti, ką reikia. O šeima jau pagal aplinkybę žiūrės, nes kažkas turi išlikti gyvi, kažkas turi keisti kartą, taip mūsų istorija ir vyko. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.